Lidariniai robotai turi labai gerą privalumą. Nereikia rūpintis nei kur stotelė, nei kur GPS antena, nei kur ją iškelt. Ir ar GPS antena visoje teritorijoje turės radio ryšį su robotu. Apvedam robotą savo teritorijos ribom, parodom kliūtis, aišku, jis ir pats mato, bet parodykit, nepatingėkit. Ir viskas. Padarėm dabar jam tokį tunelį laikinai. Pažiūrėsim, jis į tą kalniuką čia užlips ar ne. Čia gan statu. Vrum. Pravažiuos per kelią ir nuvažiuos į savo stotelę. Paskui čia pasidarysim normaliai gražiai. Dabar tai kaip jau yra, taip jau yra. Na va, o čia jau teritorija, kurią spjauna kas antrą dieną. Viskas tvarkingai atrodo, o ten siaubekas. Na ir į stotelę lendam purvinę autų. Rytoj išdžius žolė ir nuo ryto pradėsim testą.